kaip kovotojo statusas, ką gali pasiūlyti tokio, kad įsimintų tave kaip rimtą kovotoją, kaip rimtą jutimėjo organizacijos narį? Jis maros po kovos pašokti, nebent galės, čia labiausiai ką įsiminsim, ką tu labiau gali, ką tu dar gali. Ramiai. Labą dieną visiems visų pirma. O ką galiu pažadėti, tai nokauto. Penktadienį visi tai pamatysite. Tai kaip tu įsivaizduoji mane nukautosi, papasakok žmonėms savo tą nesąmonę. Nėra ką pasakot, viskas bus penktadienį aišku visiems. Ką tu nori iš manęs išgirsti dabar? Iš kurios rankos krisi? Smagu, kad tiki savim, bet tu supras, penktadienį tau viskas. Penktadienį tu būsi sunešiotas. Penktadienį užbaigsim tavo karjerą Lietuvoje. Penktadienį tu mums pašoksi. Pažiūrėsim, pašoksiu koviniu ritmu, kol tu gulėsi ant žemės. Aš šoksiu prie tavęs gulinčio. Aš kol tu gulėsi šoksiu TikToko šokį. TikToko šokį. Ir tavo citatas, įmeskit jam dovanėlių, jam blogai. Įmeskit dovanėlių, jis nukritęs guli. Ir įmes, o kas yra? Ir įmes, viskas, vis vadinasi, abiem viskas aišku. Lauksim penktadienio, šoksim prie tavo nukritusio kūno. Pats prišnekėjai, pats norėjai to, pats paprašėjai, aš gerą. Aš duosiu, ko tu nori. Ateik, atsisėsk ant kelių, papasakosiu tau daugiau. Atsiprašyk už viską bent, atsiprašyk už viską. Patylėk. Nėra atsiprašymo. Už ką? Patylėk, jie visi ateina į konferenciją šnekėt, patylėk, nešnekam, pažiūrim. Kad man nepaleidė kalbėti. Pažiūrim. Tai bent pašok mumie. Tu šoksi penktadienį. Prie tavo nukritusio. Po mano pergalės. Oskarai, kiek mačiau iš socialinė erdvė.